Sveiki visi virtualių lenktynių žiūrovai. Čia jau 11-asis SRW čempionato etapas, kuris bus surengtas Vengrijoje. Kaip ir kiekvieną kartą prieš lenktynės apžvelkime kvalifikacijos rezultatus. Pirmas startuos Gvidas Ablingis iš Mercedes GP, antras Hubertas Šimkūnas iš Ferrari, trečias Lukas Jagminas iš Hispania Racing Team, ketvirtas Linas Norvišas iš Ferrari, penktas Andrius Ridikas iš Virgin, šeštas Valentas Tyla iš Mercedes GP, septintas Arnoldas Aukštikalnis iš Renault, aštuntas Mindaugas Klumbis iš Zauber komandos, devintas Mantas Šeštokas iš Hispania Racing Team, dešimtas Erikas Narbutas iš Virgin, 11 Justas Šiulianskas iš Red Bull, 12 Mindaugas Novakas iš Williams ir 13 vietoje startuos Mindaugas Idunovas iš Lotus komandos. Na ir lenktynių startas. Kairėje pusėje matoma šviesoforo, jau dega 3, 4, 5 šviesos. Jos užgęsta ir lenktynininkai pajuda į lenktynes. Trečioje vietoje už Gvido Ablingio startavęs Lukas Jagminas pakilo į pirmąją vietą, neaplenkdamas net 2 savo varžovus. Nors pirmame posūkyje dar Gvidas Ablingis šiek tiek kliudo Jagmino bolidą, tačiau Jagminas įsilaiko trasoje. O dabar keliamės pas Justą Šiulianską į bolidą. Prieš savais mato Martynas Idunovą iš Lotus ir Mantas Šeštoką iš Hispania Racing Team. Šie du pilotai bekovodami išvažiuoja į užtrasę, o Justas Šiulianskas nesunkiai jos apvažiuoja ir pakyla 2 pozicijomis aukštyn. Čia lenktynių garbės svečias Mindaugas Klumbis su Zauber bolidu. Jis tiesiog apvažiuoja savo priešininką Andrių Ridiką padariusi klaidą stabdymo zonoje. O dabar keliamės į trasą, kurioje vyksta kova dėl 9 vietos. Čia Mantas Šeštokas lenkė Martynas Idunovą padariusi klaidą stabdymo zonoje ir išvažiavusi iš trasos. O dabar vaizdas nuo Martynos Idunovo bolido. Viename iš posūkių Martynas šiek tiek per daug akseleruojasi ir ne vietoje ir ne laiku pasimaišo Erikas Narbutas, kuris tiesiog nuskrieja į sieną nuo smūgio ir nusilaužė priekinį sparną. Tačiau kitame posūkyje ir vėl Martynas Idunovas taip pat klysta, tačiau Mindaugas Novakas lengvai jį įveikia. Gvidas Ablingis lenktynių pradžioje praradęs poziciją Lukui, dabar jį presinguoja ir jam tai puikiai pavyksta. Lukas išvažiuoja į užtrasį ir apsisuka. Ir dar Hubertas Šimkūnas vos neįsirėžė į Luko Jagmino bolidą. Gerai, kad pavyksta sureaguoti. O ketvirtas ratas buvo nelaimingas Martynui Idunovui. Jis susimėto ir trenkėsi į sieną bei nusilaužė priekinį sparną, taip užbaigdamo savo lenktynes. Lukas Jagminas bando atsitiesti, dabar naudojasi Valento Tylos vakuminiu oro maišu, išvažiuoja į posūkio vidinę dalį ir nesunkiai aplenkė savo varžovą. Lenktynių režisieriai rodo Luką Jagminą, kuris per daug atakuoja vieną iš kerbų. Iš karto tom bando naudotis Valentas Tyla, kuris lenda į vidinę trasos dalį, tačiau Lukas įsilaikęs išorėje kitame posūkyje jau turi palankesnę trasos dalį. Dar kitame posūkyje Valentas bando atakuoti, tačiau Lukas turi didesnį greitį ir jis į priekį. Iki sustojimo boksuose Gvidas buvo pirmas, tačiau išvažiuojant jis praranda poziciją Hubertui Šimkūnui, kurio techninis personalas dirbo greičiau. Arnoldas Aukštikalnis iš Renault komandos dabar kovoja prieš Andrių Ridiką. Arnoldas kažkaip tai sugeba įsilaikyti posūkyje išorinėje dalyje ir geriau akseleruodamas iš posūkio sugeba įveikti savo varžovą. Čempionato lyderis Linas Norvišas užvažiuoja savo pirmam sustojimui, tačiau pravažiuoja savo sustojimo vietą ir tenka naudoti atbulinės jėgos pavarą, kad sugrįžti kelis metrus atgal ir sustoti reikiamoje vietoje, kad jo bolidą aptarnautų. Erikas Narbutas net nebando kovoti dėl savo turimos 8 pozicijos, jis tiesiog atleidžia akceleratorių ir priekį praleidžia Liną Norvišą su Ferrari. O čia Arnoldas Aukštikalnis šį kartą nesuvaldo savo bolido, rėžėsi į sieną, praranda priekinį sparną, o toliau ir galutinai nusilaužęs ratą baigia lenktynės. O dabar grįžtame į kovą dėl pirmos vietos. Matome, Gvidas Ablingis naudojasi Huberto Šimkūno Ferrari sukeltu vakuminiu oro maišu ir bando lysti į vidinę trasos dalį ir jam tai puikiai pavyksta. Hubertas krenta į antrą, už jo matome Mindaugą Klumbį. Dar po vieną ratą Mindaugas Klumbis dabar jau bando atakuoti Hubertą Šimkūną, tačiau Hubertas ginasi kietokai ir neužleidžia savo turimos pozicijos. Po keletos nesėkmingų Mindaugo atakų visgi jam pavyksta tiesiogiai pasinaudoti Huberto Šimkūno vakuminiu oro maišu ir dar iki pirmo posūkio jį aplenkti. Tačiau Hubertas dar bandė lysti į vidinę dalį, bet jam tai nepavyko. Mindaugas turėjo geresnę akceleraciją iš posūkio ir jis pakilo į antrą poziciją. O dabar ekranuose matome Mantą Šeštoką, kuris pabando savo padangų sukibimą su žole. Pats sukibimas nekoks ir Mantas apsisuka, o čia atvažiuoja ir Linas Norvišas, kuris startavo iš bokso. Po Manto klaidos jis nesunkiai jį aplenkė. Lenktynių lyderis Gvidas Ablingis iš Mercedes GP komandos dabar spaudžia viską iš savo bolido, ką jis gali.
Tačiau viename posūkyje šiek tiek per daug perspaudžia ir išvažiuoja užtrasę bei apsisuka. O čia Hubertas Šimkūnas pravažiuoja pro Gvidą Ablingį aplenkdamas, o Mindaugas Klumbis tiesiog sustojo ir palaukė, kol Gvidas atsities ir išvažiuos į kraštą. Hubertas Šimkūnas, grįždamas iš techninio aptarnavimo zonos, sugeba įsisprausti tarp pirmos ir antros tuo metu buvusios vietos. Pirmas Gvidas, antras Hubertas, o trečias Mindaugas. Jau kitame rate Mindaugas Klumbis su šiltesnėmis padangomis atakuoja Hubertą Šimkūną, kuris prieš vieną ratą grįžęs iš techninio aptarnavimo zonos sugebėjo įsiskverbti tarp Gvido Ablingio ir Mindaugo Klumbio. Linas Norvišas iš Ferrari prisėjo vieną varžovą, tai Mantas Šeštokas iš Hispania Racing Team. Viename iš posūkyje Linas lenda į vidinę trasos dalį, tačiau Mantas įsilaiko išorėje. Paskutinėme posūkyje vyksta šioks toks kontaktas, tačiau bolidai sveiki ir jie važiuoja toliau. Linas bando naudotis vakuuminiu oro Manto maišu, jį lenkia. Pirmame posūkyje Mantas Šeštokas per grubiai šiek tiek atakuoja, trinkteli Lino Norvišo bolido, o šis nuo smūgio išslysta iš trajektorijos, Mantas vėl priekyje. Sekančiame posūkyje Linas lenda į vidinę trasos dalį, tačiau dar vienas kontaktas ir Linas šiek tiek slystelė, Mantas pabėga į priekį. Bet Linas Norvišas atsitiesė ir greitai prisivijo savo varžovą. Dar tame pačiame rate viename iš greitųjų posūkių nesunkiai aplenkė Mantą Šeštoką ir pakilo vieną poziciją aukštyn. O dabar matome Gvido Ablingio klaidą. Jis jau antrą kartą šiandienos lenktynėse klysta toje pačioje vietoje. Gerai, kad nenusilaužė savo priekinio sparno. Gvidas Ablingis praranda poziciją Mindaugui Klumbiui ir Hubertui Šimkūnui, kuris įsiveržė į lyderio poziciją. Tačiau Mindaugas Klumbis draugiškai palaukė Gvido Ablingio ir jį praleidžia į priekį. Gvidas sugrąžina vieną poziciją. 32 rate vyksta kova dėl lyderio pozicijos. Čia Mindaugas Klumbis iš Sauber komandos atakuoja Hubertą Šimkūną. Mindaugas šiek tiek blokuodamas ratą, tačiau įsilaikė vidinę trasos dalyje ir nesunkiai aplenkė Hubertą Šimkūną. O vos po kelių posūkių Hubertas Šimkūnas per daug užvažiuoja ant kerbo, paslysta jo bolidas ir nusilaužė priekinį sparną. Šiandienos kova dėl pergalės jau baigta. Paskutinėme rate Mindaugas Klumbis dar bando atakuoti Gvidą Ablingį, tačiau stabdo kiek vėliau, blokuoja priekinį ratą ir Gvidas Ablingis išsaugo savo turėtą pirmąją poziciją. Nors Gvidas darė daug klaidų šiandienos lenktynėse, tačiau jam pavyksta triumfuoti ir nugalėti pirmą kartą šiame sezone. Net ir nusilaužę savo priekinį sparną sugebėjo atvažiuoti antroje pozicijoje Hubertas Šimkūnas iš Ferrari komandos. O ant apdovanojimų pakilo šį kartą matysime net 2 Mercedes GP komandos pilotus. Trečias finišuoja Valentas Tyla. Už podimo ribų liko 4 vietoje Andrius Ridikas iš Virgin komandos. Nors nefinišavęs, tačiau 5 vietoje klasifikuojamas Mindaugas Klumbis iš Sauber komandos. Ir 6 vietą tenkinasi antrasis Ferraris, tai Linas Norvišas. Na ir galiniai lenktynių rezultatai. Pirmas Gvidas Ablingis iš Mercedes GP, antras Hubertas Šimkūnas iš Ferrari, trečias Valentas Tyla iš Mercedes GP, ketvirtas finišuoja Andrius Ridikas iš Virgin, penktas Mindaugas Klumbis iš Sauber, šeštas Linas Norvišas iš Ferrari, septintas Mantas Šeštokas iš Hispania Racing Team. 8 vietoje prasideda tie pilotai, kurie nefinišavo ir taškų šiandien nepelnys. Tai Arnoldas Aukštikalnis, Erikas Narbutas, Lukas Jagminas, Mindaugas Novakas, Martynas Sidunovas ir Justas Šiaulianskas. Nors Mantas Šeštokas ir Mindaugas Klumbis nepasiekė lenktynių finišo, tačiau jie įveikė atitinkamą distanciją ir šiandienos lenktynėse kvalifikuojami ir taškų gaus. Šią apžvalgą jums parengė bei stebėti ją padėjo Linas Norvišas. Jeigu domina daugiau informacijos apie šį čempionatą, prašome apsilankyti mūsų internetinėme puslapyje www.simracingworld.eu. Iki.